Labas visiems, visi kelia savo terasas, tai nusprendžiau kelti savo ir papasakosiu, kokias klaidas buvau pasidaręs ir ko geriau nedaryti. Tai iš pat pradžių buvau pasidaręs terasą be stoginės, be nieko, tiesiog iš maumedžio. Bet tas maumedis kraipėsi, šerpetojosi, labai nepatiko, kentėjau kokius 5 metus turbūt. Tai tada viską įsiardžiau, pasikeičiau netgi visą medieną po apačią, karkasą per naują pasidariau. Ir nusprendžiau, kad dabar darysiu iš termomedienos. Tai termomediena man labai patinka, kiek jau čia turbūt 3 metai. Tai tikrai jokių nusiskundimų neturiu. Jinai yra tikrai tokia minkštoka gan. Bet atsirado čia kažkoks juodas darinys vienas. Tai aš į metus vieną kartą su alyva prasieinu, nieko nešvičiu, nieko. Tiesiog. Ir viskas gražu, tarpeliai vienodi, basa malonu vaikščiot. Yra, kur reikia šiek tiek pašveist, atrodo, gal šiais metais. Bet reikės padaryti video apie, kaip aš ją atsinaujinu ir per kiek laiko. Tai tikrai viskas paprasta. Po to galim papasakot apie aliuminio konstrukciją. Tai nusprendžiau, kad aš jos noriu. Tai susiprojektavau, atvažiavo, pasimatavo, kaip aš noriu. Tai pasidariau papildomai dar vieną koloną, kad pasidaryt virtuvės zoną. Tokią alę. Iš tos pačios termomedienos pasidariau durelės. Susikaliau, čia taip pusiau ūkiškai, bet visai neblogai gavosi. Tada padarė stalviršį iš medžio, bet šiek tiek jisai vaikšto, toks kraiposi, bet aišku, iš čia gauna ir sniego, ir lietaus per tos tarpelius. Po to nusipirkau bruselius, tai 5 ant 5. Dar norėjau tenais ledą pasidaryti, kad šviestų, bet turbūt nedarysiu. Ir toks gavosi, kad atsiskirimas, tai taip jaukiai gražiai atrodo. Po to tas polikarbonatas, ar kaip jisai vadinasi, tai karščio nebijo, jeigu kam aktualu, kas kepa valgį daro, tai tikrai laiko, nieko tokio, sniego apkrovas irgi laiko, nes šiais metais prisnygo turbūt iki pusės ir pusę metro į viršų, tai tikrai galvoju, pražiopsojau valyt, užsilipti čia sudėtinga gan, bet nieko neatsitiko. Ištirpo ir tiek žinių. Tai kas liečia termomedieną, tai viskas fainai, bet kas buvo su maumedžiu, tai buvo man tokia katastrofa. Bet čia gal tik tai mano patirtis tokia. Gal kitiems viskas pavyksta, nežinau, man tai ir kraipėsi, ir pašinai buvo. Tai tokios mano patirtis. Gal kam buvo naudinga. Viso ir iki.